Pirma eilė lempų sudėta ir šviečia. Tai jau bus galima dirbti ir vakarais, ir tamsoj, ir užsidaryti vartus. Žodžiu, įtempiau trosą, įsukau kabliuką vienoj pusėje, kitoj pusėje, ištempiau trosą, pakabinau su zateškėm lempas, pratempiau laidą, sujungiau lempas, laidą dabar padariau įkišamą į rozetę, nes laidus reikės prasivesti, kur bus rozetės ir taip toliau. Tai kol kas tiek. Tai pirmą eilę lempų pakabinom. Eisiu kabinti turbūt kitą eilę. Šiaip kad ir viena tik tais eilė lempų yra, bet tikrai šviesos ten. Tai galvojau, gal darysiu keturias eilės, bet panašu gal užteks 3. Nu nežinau, gal palei poreikį reikės žiūrėti, kaip čia viskas atrodo, bet kol kas yra gerai. Nenorėjau labai baltos šviesos, tokia geltona, jau šiltesnė. Žiemą gal bus šilčiau, nebus, bet išjungsiu, kai jums čia nespigintų. Tai užtekti to šviesos, tada aišku bus galima palei sienas dar pasikabinti, nes jos labai po to šviečia į akis, kai atsisuki, ko nors pasiema, labiau patinka kaip iš viršaus. Darysim 3 taip ir tada jeigu kažkada truks, dar bus per akis. Jau dabar šiaip smagu, palyginus taip, kaip buvo tamsu. Išvis. Tai vat, lempas pirkau pačias pigiausias, šūdo gabalą, bet kaip ir sakiau, čia biudžetinis toks yra dalykas, nes man geriau yra nusipirkti dėžę lempų už 30 eurų negu 2 lempas už 30 eurų. Tai dar kažkur tų lempų turėjau. Tai žodžiu, man geriau, kai perdegs, aš tiesiog pasikeisiu ir panašiai. O jeigu sugalvosiu išsikraustyti ar kažką, tai net negaila bus palikti, ar tiesiog paimsiu, nusikabinsiu, bet esmė, kad geriau daugiau lempų iš pigiau negu ten, aišku, gal tos brangios lempos laikytų visą gyvenimą, kur tu nusipirki. Bet, tai tiek žinių, tai turi atvažiuoti laidas, rozetės, jungikliai, tai kažkur įsidėsim tiek žinių. Tai kadangi dabar yra šviesa, tai galim užsidaryti vartus. Toliau pajungčiau visas 3 eiles ir sukabinčiau jau, bet laido neturiu. Tai dabar galvoju, ar čia apsimoka ką nors daryti, biškniautinti, bet gal dar kažką reiks padaryti. Šiaip tai reiktų dar duobę atsikraustyti ir pasižiūrėti, kas ten jo yra. Ten irgi matau lempą, reiks išsikopti, kažkaip nes duobę tikrai naudosim. Tai va, nežinau, dar nežinau, ką daryti su tom plytelėm. Šiaip tai jos man žiauriai nepatinka, ypač čia nenudaužyti. Jeigu aš jas nudažyčiau, tai gal reikia tiesiog ir nudažyti. Ir vis tada labai lengvai nusivalys. Dės darbastalį. Žodžio nežinau. Tai va. Tai aš jau tingiu daryti kažką, bet arba einu kabinti lempų toliau, arba vežu daiktus. Tiksliau kai susidės darbastalį, bus galima kažką toliau planuoti žiūrėti. Tai davai. Šnekėjau, bele kiek laiko pasirodyti timelapsą įsijungęs. Durnelis ant. Tai, žodžiu, nusipirkau šiandien troso, įsitempiau. Tai dar liko kelios tokios pačios juostos ir anam kambarį. Ir dar liks to troso. Specialiai pirkau daugiau, kad šalia namų nesvažinėja tie motoroleriristai. Nusipjovė savo duslerkas, galvoju, ties kaklu parišiu. Juokauju. Atsivežiau darbastalius, pasidėjau, tai tarp darbastalių telpa vežimėlis. Ir už darbastalių, kur yra ta siena, nudaužytom plytelėm, ten yra skylių, jas reiks kažkaip užtaisyti, reiks kažką sutas.
Tada, ką dar aš jau jums pasakojau į timelapsą karočią, vietoj to lango į niekur paveikslą, sikabinti ir taip toliau. Aišku, tai norėčiau nuo dirbtuvių baldų normalių. Žinau, kokių norėčiau. Kainuoja daug. Tai apseisiu. Atsivilkau savo virintus darbastalius. Ir viskas. Žodžiu, karočiai vieną kambarį. Pirmas projektas prasidės nuo kambarį. Sikurti, kad jau būtų galima kažką veikti, kažką tais kontempliuoti, daryti ir Zidanėje tiek žin. Davai. Sveiki gyvi. Tai... barsto. Škoda. Škoda VRS-T2. Taigi planas susikonstruoji ir važiuoji. Kadangi prisnigo, tiksliau ne dėl to, kad prisnigo, dėl to, kad artėja Winter Gamesai ir aš vėl noriu juos lėkti, tai prikilnėjom šito šroto. Kodėl šroto? Todėl, kad taip gavosi. Buvo nupirkta mašina. Prisėsiu, net silpna pasidarė. Buvo nupirkta, kaip ir varyta atostogau, dar kažkur, tipo, VRS dyzelinis. Lėkti aplink pasaulį, kažkur nulėkti, palėkti. Ir žodžiu, jame stovi Siemens kuro sistema. Gaidys. Ir jinai pradėjo grybaut, tada buvo kita bėda, galvos tarpinė, tada visokių tokių šūdų, tada nusprendžiau perdarinėti ant Bosch sistemos, tada labai ilgai kankinausi, nes truputį skiriasi dalykai, bet dabar jau viskas užkurta. Reikia surinkinėti, važiuoti, testuoti, programuoti, praeiti technikinę. Žodžiu, visokių tokių šūdų yra. Juos reikia pasidaryti. Padangos geros, stabdžiai geri, amortizatoriai sudėti nauji. VRS-as galios turėtumėm turėti užtektinai. Nu tai va, tai bandysim užkariauti tos Winter Games. Kodėl ne su Opeliu? Opelis kaip ir buvo parduotas jau, bet biškį ten nutiko nelaimė. Žodžiu, kokią seriją sukursiu apie Opelį. Tai jisai kaip ir stovi tose kitose dirbtuvėse, bet prie jo vėliau. Ir žodžiu, Škodos bus toks dalykėlis Winter Games, jaučiu. Ir tada turėsim dar, grįšim prie kito projekto, tai irgi bus, visi projektai bus labai elementarūs ir panašiai. Dabar turim Škodą, su Škoda yra taip, kad truputį čia viskas yra perdaryta ir taip toliau. Tai dabar darau ant išmetimo kolektoriaus, yra toks AGR flanšas, darau zagluškę, užglušinimą, aklę, žodžiu, va tokį. Ir tada dėsiu DPF filtrą, štai va šitą dėsiu, tada visą ten tą įsiurbimo sistemą reikia išsiplauti, išsivalyti, tada ją dėsiu, tada uždėsiu traversą, kurio čia nėra, uždėsiu traversą, ir tada reiks lėkti. Tai vat, žodžiu, taip. Einu dėti zaglušką, nes jaučiu, kad atvėsiu, nes ten nupjovau AGR vamsdelį, uždėjau aklę tokią, apvirinau, viskas gavosi toks dalykas. Tai va, davai einu dirbti, nors labai tingiu.